Labas. Aš pradedu rytą nuo siuntinių atsiėmimų. Vitaminai. Čia man. Čia Andrė. Mes čia stau nežino, kad aš šiandien nupirkau. Čia bus prie gimtadienių dovanos žodžiam. Visai filmukų nežiūri, tai nematys gal. Tai čia ženšenio ampulės ir multivitaminai. Matysim, kaip pasikeis iš dovanėlį. Eukaliptų ledinukai. Taip. Buvau dar šunim nupirkt. Į turgų. Žodžiu, apleikiau greitai sėkmingai, tai eisiu pusryčiaut, vitaminų išgert. Ir tada kažką kuistis, kažką daryti. Nu, kažkurių galų, žodžiu, eisim pradėti. Kai ką aš jums parodysiu. Sakysit, prisigalvojam nesąmonių visų ūkių, neturim ką veikti. Lipukai ant mašinų. Ir dar mūsų triobėkė atvaizduota. Bet man šitas dalykas nedaėjo, paaiškino, kas pagamino, kad atkūrė mūsų triobėkė. Labai faini logotipai. Vėsuka laukia. Jeigu pamatysit oranžinius stulpus laukos, žinokit, kad tai saudybėlė. Pabaigiau šitais medeliais, tikrais neužtekau 2 sedulams, 1 gervuogė ir 2 agrasam, bet čia artimiausi prie namo, na jau tik nemanau, kad čia užklys tas žvėriuks koks. Tai vat, dabar reiktų dar užsimti genėjimais. Genėjimais. Kriaušių biškį reiktų pagenėti. tą slyvą. Irgi reiktų pagenėti. Pridygė čia tų ataugų. Reiks prisiruošti. Kaupečias atsivilkti davai. Apčačkavot biškį.
Nu va, putpelės įsivaliau. Einu dabar iš konteinerių sietukų pavyzdį išsimt. Ir žodžiu, važiuosiu nusipirkti ruloną, kad pasibaigt medelius apsitvertus ten kiek liuk, kiek krūmukai keli. Čia kur nelietučiaus neparėjom. Žiūrėkit, kas kieme stovi. Susiruošiau važiuoti, Jurbarką skambino pakely, kad atveža šaldiklį. Taip susukau, laukiu, kol atveš. Ir parsivežiau dar sietą armavimo vasarinį ir medelį. Medelius pasibaigsiu tuo pačiu. Tik negavau tos firmus, kad visas oranžinis būtų. Kaparolis ar kaip jis ten. Ai, tai ėmiau čia pigesnį variantą. Funkcija, manau, jie panašiai tą pačią atlieka. Ir žiūrėkit. Tadam! Nu va, vieni medeliai kaparol, o kiti ejotai. Bet abas pakaina visi apsaugoti nuo kiškių, piškių, net tų stirnų gal kokių užklysti. Ten gale vis matydavom žiemą, gale ten ties didžiuoju kanalu. Ten gerčiausi einu turbūt. Tai maža kas ką čia naktį, gal ir čia užklyst gali. Tai va, einu rankiu iš pakampių, žaislus, visur eina, numeta, parnešt nereik. Šitų išauklėt neinu. Man. Paprasčiau pačiai parnešti. Taip, tai 2 darbus pasidariau. Dabar einu, dar noriu vieną laiko turiu. Arčių valjerui. Čia tam viršutinę lentą. Andrius sakė, iš pradžių nereik gal, bet man tai reik čia, kai nebaigta dabar yra. Va čia vat. Matus. Stogas kaip sudėtas, tai reik atsimatuosiu, atsipjauti ir nudažyti porą sykių. Va, uždėsim. Turės to tvartelius dar susiviryti.
stalu. Aišku, čia dar stovės vėlia kaip. Paimsi? Tai dabar stumiam ant tos kempinės. Tu nepristumsi, tai jau. Nu, pralendi tu. Jo. Papa. Nelengva. Nėra sunkus taip. Tada. Porą, tokai čia tai ant ratukų tai. Taip. O, tai tavo vatsinė gerai. Biškai aukščiau reikia pakelti, ne? Nes dabar kai... O tai link čia jeigu patrauksiu biškai. Va šitaip. Tai kad aplyšys didelis. Gerai, žiūrėk, lygiai, nelygiai. Tai palauk, dabar žinai ką, paim pataisyk saulinuką. Nu, kazilą, žiūrėk, iškart pasižiūrėk, kur yr. Dėsim plaukelius, čia raitytę pradės. Arba pačiam viršui, arba žemiau. Kaip kazilas, jau. Nes raitytę pradės per laiką. Reikia suk daugiau. Aš dabar prikabinu. Jo, čia, kita čia, žiūrėk, kur tas. Ar čia? Na va, šaldiklis vietoje, šaldikliai. Tai tą paskui pasukti reikės link čia. Nors palauk, nežiūrėjomės, kaip jis atsidaro dabar, ne? Turbūt neužteks šitos vietos. O, tai jo. Ne. Ką? Ne, pilnai neatsidaro. Dar. Reikia sukti ant čia. Čia rankeną dar reikia uždėti. Su spyna. Tai čia tų spynus, čia reikia. Va. Liukai, nepamiršim vandens ryčių. Nežinau, ar buvau minėjus, bet lyg buvau minėjus kažkuriam filmukį, kad planuojam su Gretimu lauku ūkininku susitarėm, kad pralaidą per kelią vest. Tai va. Ir įvedėm. Ir dar užtaisi gražiai, ką jį išvertė. Ten nam gale. Tai dabar matysim, jau gal nesems. Nesems mūsų vištinį, kur kiemą nuo to jau lauko. Tai būdavo per gatvę, plaukdavo čia viskas. Dėl to tą duobę įsikasė mes, kad ją subėgtų. Tai dabar jausmom jau nebereikia, tai atveš. Užversim žemę. Tai galvojam čia tą va trikampiuką išlygint, ištiest plėvę ir akmenukais užpilti, o kelias vietas palikti pušikėm įkišti.
kad žūliais nereiktų žodžių pjaut. Šito nejudinu, bet tai ką palė mane jisai ruduoja. Gal ne, gal jisai čia toks apdulkėjęs. Matysim pavasarį, bus jis gyvas, a ne? Sveras. Dėv. Tai kartais vadovo sunkiau. Viskas. Čia kiek norėjai pafilmuoti? Tai jo, ką aš žinau, galvoju, kad čia daugiau darbo bus. Skirsim visą tą taurėlį. Tai skambi, tai buvo visą. Jau nepajūdį. Vada, šiandien atvežė mum kelinių žvyrų. Čia paskui tai aikštelė. Tai čia tas pats ūkininkas, kuris pralaidą darė per kelią į mūsų griovį. Nu. Oi. Į vakarą pragiedrėja, bet ir atvėsta. Nu, jau tos, kai kareivukai stovi. Da, jum anksti aš jūsų neleisiu tą tvartą. Nu, atliekėm sezono pabaigą pasidaryti. Po lapkričio 1 pradėsim naują sezoną. Pasivaikščiojam biškį po mišką. Tai eisim vištom duris padaryti ir tas tupyklas rimtesnės. Čia palei šitą? Šitaip, va. Taip. Nu, tai aš taip irgi galvojau. Tai, tai tik tas tiek tų kaip plotį. Jo. Ir gali jį pakelt, galiu aš aukščiau. Jo, daugiau tų, kaip jūs norės. Esu tups, kur tai lipa, jeigu čia šiuka, tai čia. Jau čia nelabai, jau žiūri, čia susispraudus ant to čia kebenėkų suklypusi. Tai čia užlysi įsikrapštyti, nes Nu tai va, sakau, nu. Kad tą ragaužį čia tokį. Kiaušiuką vieną pusį. Tegu būn, tai paskui tą baltųjų einam dėti šalia. Na, bet tai kitus nedėt, nežinau. Tai, pala, reikėjo gal uždaryti iš lauko, ne? Ana. O kam? Šaltis neėm. Gerai, tai aš taip ir galvojau, sakiau, čia pradžio pasidaryti pakštį nuleis, porą tų štakėtų prie žemės prišaut, prie tau prišaut, ir paskui skersinių paprašiausi ir viskas. Bus gerai čia. Ką, mamų pietum galvoji, ką nors? Da, ne. Anksti.
truputį patiesysim. Čia bus gerai. Vieni pasakyti. Ne per daug. Tai per aukštai? Na. Gal gerai. Šitos ragus žiūrėti, tarkim, rantis. Nu, bet tai galvoju, čia jam užteks. Dabar užteks, tikrai kiek čia yra. Ne, tai jeigu te padarys. Gerai, čia bet ir bus. 3,5, 3,3. 3,3.
čia užlipau apšičiai. Tai visai ant lentų da, kur yra. Tai žinot, kur tos lentos šiandien visur yra. Tai galt. Nu, tos lentos čia, kai jau pagėrytus palei mane irgi. Atsargiai dabar. Biškį. Lau. Dabar žiūrėk. Štai galvoju šitaip daryt, va. Ai, šitaip? Dabar tą dėt. Tas aukštas. Šalia dėt reikia. Pačios tu per ilgus pasidarė? Tai paskui pjauti reikės. Labzikų pjauti, šitą viskas. Bet nu čia reikia. Taip reikia dėti, paskui supranti užleisti. Ir čia dar vieną užvaryti. Ane? Ar dėti šičia? Tai paskui užleisi. Ir paskui užleisiu tą prie šonų prisuksiu. Jisai vies dabar, žinai? Tai visas aprūpyt ir tai. Va taip, kažkas bus. Paskui ant viršaus tą statybinę juodą plėvę uždėsim. Ir vėl taip užmajakuosim ir viskas. 5 metam bus. Taip. Viršutinius tuos su tais pilkais dažais nudažyt, mami nekristų į akį visą. Galvotų, kas karda. Ai, nu, galvosim, kas karda. Na. Va, ir aš neplanuotų, nenusiversk. Va, vieną gėlyną. Gėlyną susitvarkiau. Kitą gėlyną susitvarkiau. Čia irgi nusivaliau. Ir čia. Ir čia. Prie tų pačių lapų apsigrėbė aplinkus tiek. Na, žibintų parkas. Fū, tai va, tai. Šiandien tiek žodžių, tai tokia Andriaus atostogų pradžia. Rytoj pabūsim savanaudžiais ir be vaikų lėksim prie jūros. Reik truputį mum dviese pabūt. O paskui per savaitę turim daug saudybai padaryti. Tai jau antradienį, ką sakiau. Tai antradienį jaučiu, kad čia... Tai pabaigėm čia tą Tai reisiu tam voljerą. Vartelius. Kad trečiadienį iš rytų mergas nuvežam į darželį ir paskui einam langą tą tvarkytis, ten viską veikti irgi prie jų. Jo, namai langą tą panaikyt. Užnaikyt. Šuliniui tą dangtį reiks sulipydą. Tai reiks važiuoti pirkt. Da, kempinių reik pirkti, jau užsišildyt. Nu, ir paskui vasarinį, tai aleliuja bus ta vasarinė. Tai čia ilgam bus, jo. Ilgam čia. Bet čia per savaitę turim padaryti, nes kitą savaitę pradedam naują sezoną. Kapus važiuoti, Eina, tekom. Vėl 2 kapai, kaip ir sudėryti, tai dar kitiem metam, tai čia vajas. Nėra kada miegot. Tai va. Tai žodžiu, kitą savaitę bus filmukas turtingesnis, daug visko pridirbsim, o dabar viskas. Čiau. Sekmadienis.